Artėja žolinių šventė ir jau kaip matom pievose laukuose baigia nužydėti visi žolynai, kas spėjot prisirinkti, tai spėjot, dar paskutinių kraujažolių gal, dar atželinčių kiaulpienių ar gysločių dar galit pasirinkti. O iš tikrųjų jau likusios žolelės žydi, tai tik tai va kaip pas mane darželyje. Tai va čia laikau rankose miškinė dedešva, labai švelnus augalas, galima suvalgyti tiesiog va žiedus. Bet jinai vaisinė visa, žinokit, ir lapai, gleivingas augalas. Labai gerai skrandžio opom, erozijom. Dar galit prisirinkti darželinės žiomenės, kur yra vienmetė ir ją reikia pasisėti kiekvienais metais, tai turbūt ne visi turit, bet kvapas, žinokit, neišpasakytas. Bites traukia, labai daug medaus turi ir kvepia melisa ir citrina. Jisai be galo ramina, atpalaiduoja, yra nuo nervų uždegimo, trišakio nervo uždegimo, nuo neuralgijų, taip pat pagerėja miegas, nuima stresą, jei norit būti ramus, nesipykti šeimose, gerkit darželinės žiomenės arbatą. Ir dar išskirtinė savybė, kad jinai nekelia skrandžio rūgštingumo, nes mėta ir melisa kelia. O čia matot medetkas. Oi, kiek visą turiu, net porą vagų ar net 3 vagas. Medetkos labai stipriai prieš uždegiminės. Ir jokio skirtumo, kur uždegimas, ar jūs sergat peršalimo liga, ar jums inkstų uždegimas, ar kepenų problemos, ar su kasa, su virškinimu. Tikrųjų renkama iš to, ką dar randam, nes jau daug kas nužydėja. Tai pas mus, būtent mūsų klimate, tai dabar dar šiais metais, kai valyjo, tai truputį vėliau žydėjau, yra dar kraujažolių. Jonažolės tai tik tos, kurios buvo nukirptos dar žydės, kitos jau dėja nužydėja. Galima įterpti ir šermukšnio šakelę, arba, va matom, kas pas mane žydė, tai viskas, žinokit, ir tiks. Tos medetkos ir žiomenės, dedešvos, va matot, ir burnotis. Čia ne taip svarbu, ką, o kas dar žydė. Iš tų, kas dar žydė, tai kaip ir vaistam galima pasilikti, o kitų žolelių paprastai ta puokštė laikoma visus metus tam, kad apsaugotų mūsų namus ir mus pačius nuo visokių negandų, kad sveikata mūsų lydėtų visus metus. Čia net nesvarbu, galite į tą puokštelę įdėti ir medžių lapų, tokių kaip graikinio riešutmedžio lapai, kurį šiemet nušalo, tai ataugo labai dideli ir gražūs ir be galo didelis vaistas smegenų kraujotakai. Tai čia ne tiek, svarbu, ką jūs rasit, apsidairykit savo sode, savo darže, dar pievose, kas likę. Galima net ir kokią laukinę morką žydinčią į puokštę įdėti. Joninės arba rasos šventė, tai iš tikrųjų man pasako, kad dauguma visko turi būti surinkta iki joninių. Ir tikrai taip yra begalinis lėkimas ir iki joninių turi būti surinkta didžiuma visų tų žolelių. O žolinės, tai kaip jau ir užbaigimo. Tai mano rinkimas tai jau eina į pabaigą šiais metais iš tikrųjų, nes lyjo ir tų žolelių buvo daug ir prisirinkau daug iš tikrųjų. Šiemet labai lietuviška vasara. Labai daug lyjo ir jau daug metų, kai buvo sausra, buvo kaip kad vis nerandu lakišiaus, kuris mėgsta drėgnesnės vietas. O šiemet jau aptikau ir tikrai nemažai, reiškia atsigavo, reiškia tos sėklos kažkur dirvožemy buvo išlikę ir vėl radau lakišiaus. Tiesiog šiemet turim vis dėlto lietuvišką vasarą, kuri mum irgi smagi, nes galim grybauti. Žolių tai visada yra, iš tikrųjų, jokio skirtumo, ar sausa vasara, ar drėgna. Jų vis tiek užaugs, tai galbūt kai kurios labiau nukentės, jei sausra mažiau bus, ar kai kurių nebus. Projektą Kalendorius – mažorinė ir minorinė istorija iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Parama 9 000 eurų.